Jei norite sužinoti visatos paslaptis, galvokite apie energiją, vibraciją ir dažnį. Šią frazę pasakė Nikolas Tesla ir per pastarąjį 10-metį fizika labai pažengė į priekį. Tačiau žmogus neatrado nieko, ko gamta jau nebūtų panaudojusi. Taigi ateinančiame amžiuje šias fizikinės koncepcijas pritaikysime žmogaus kūno pažinimui. Esu Fabiola Molina, fizioterapeutė ir neinvazinės neuromoduliacijos NESA ekspertė. Šiuose baziniuose mokymuose supažindinsime jūs su neinvazinė neuromoduliacija NESA. Išmoksite ją naudotis, programuoti ir sužinosite, kokia jos paskirtis. Tam, kad suprastume, kaip veikia neinvazinė neuromoduliacija NESA, turime suprasti du esminius terminus. Vienas iš jų yra autonominė nervų sistema, o kitas bioelektra. Nes ši technologija neuromoduliuos mūsų kūno nervų sistemą per bioelektros pokyčius. Autonominė nervų sistema yra daug daugiau nei prisitaikymas prie kūno. Paaiškinsime, kokias funkcijas atlieka autonominė nervų sistema, kokia jos hierarchija organizmo lygio, tada pakalbėsime apie miegą ir paaiškinsime, kokį ryšį jis turi su autonominė nervų sistema. Vegetacinę sistemą galime suprasti kaip du pertraukiklius – simpatinę nervų sistemą ir parasimpatinę nervų sistemą. Kūnas naudojasi viena arba kita priklausomai nuo poreikio. Jei turime stresinę situaciją, kai organizmas turi suaktyvėti, tuo momentu remiamasi simpatinė nervų sistema, kuri generuoja daugybę funkcijų ir pritaiko organus prie situacijos, kuri tuo metu vyksta. Kita vertus yra parasimpatinė nervų sistema, kuri generuoja palaikymo mechanizmus, kad kiekvienas organas ir kiekviena mūsų kūno dalis galėtų atsinaujinti ir atsistatyti savarankiškai. Dar turime klajoklinį nervą. Klajoklinis nervas yra pagrindinis vegetacinis nervas, einantis per visą kamieną. Jis moduliuoja kvėpavimo takus, kvėpavimo sistemą, širdies sistemą, virškinimo sistemą ir turi įtakos organizmo imuniniai veiklai. Taigi nerimas, lėtinis uždegimas ir lėtinis skausmas yra susijęs su šio nervo elgesiu. Ar kada nors turėjote pacientą, kurį labai sunku gydyti, nes dėl jo patiriamo streso ir nerimo lygio atsiranda pokyčių, kurie apsunkina gydymą? Ši nerimo savybė, kurią turi daugybė mūsų pacientų, turi įtakos vagaliniam tonusui. Vagalinis tonusas, kaip ir klajoklinis nervas, yra beveik 100% parasimpatinis. Jei turime labai padidėjusią simpatikotonija, mes nuslopiname šį nervą ir laikui bėgant jis praranda savo tonusą ir funkciją. O tai turi įtakos žmogaus stresui, lėtiniam skausmui, kurį gali patirti, bei imuniniai sistemai ir generalizuotam uždegimui. Tačiau autonominė nervų sistema čia nesibaigia. Kalbame tik apie periferiją. Kokia yra autonominės nervų sistemos hierarchija? Autonominė nervų sistema turi hierarchiją, kurioje smegenų lygiu dalyvauja daug segmentų. Tai yra nugaros smegenys su simpatiniais nervų mazgais, taip pat smegenų kamienas, iš kurio išeina didelė dalis galvinių nervų, kurie dažnai yra mišrūs. Tačiau visų nurodymų šie kūnai negeneruoja savarankiškai. Pagumbaris, remdamasi savo hormoninę ir elgesio sistemomis, duoda nurodymus generuoti pokyčius smegenų kamieno, nugaros smegenų ir abiejų sistemų lygyje. Tiek simpatinės, tiek parasimpatinės. Pavyzdžiui, kad būtų lengviau suprasti autonominės sistemos hierarchiją, reikėtų įsivaizduoti, kad ji yra kaip pastatas, kuriame dirba keli darbininkai vykdantis nurodymus. Jame taip pat yra keletas meistrų, kurie duoda tuos nurodymus, tai būtų hormonai. Taip pat turime architektą, kuris viską pertvarko ir vadovauja viskam, kas vyks. Autonominės nervų sistemos architektas yra limbinė sistema. Tai reiškia, kad emocijos ir mūsų lūkesčiai tiesiogiai turi įtakos tam, kaip persitvarko mūsų autonominė nervų sistema. Kaip mums pavyksta suaktyvinti ir prižiūrėti šią sistemą. Dėl skirtingų konfiguracijų ir priežiūros režimo. Tas priežiūros režimas yra miegas. Turime 3 pagrindinės konfiguracijas. Viena yra budrumas, kita yra NREM režimas, o trečia REM režimas. Šie režimai keičia mūsų periferinės kūno dalies ir centrinės nervų sistemos aktyvumą kiekvieną naktį palaikydami ir atstatydami mūsų kūną. Štai kodėl autonominė nervų sistema yra tiesiogiai susijusi su miego funkcijomis, o miegas yra tiesiogiai susijęs su autonominės nervų sistemos funkcionavimu.
Dėl miego sutrikimų pacientas gali susidurti su daugybė patologijų ir jeigu miego sutrikimai tęsiasi, galime turėti rimtų problemų. Todėl dažnai, kai bandome gydyti pacientą, mums nepavyksta, jei pacientas neatlieka savo palaikomųjų funkcijų ir jį kamuoja miego sutrikimai. NREM fazėje gilus miegas organizme generuoja skirtingus mechanizmus, dėl kurių palaikoma organų veikla, išskiriamos ir pašalinamos nereikalingos medžiagos, kad kitą dieną būtume žvalūs ir sveiki. REM režime kūnas atsijungia, organizmas ilsisi ir prasideda hipotonija. NREM fazė atlieka pertvarką ir generuoja pokyčius centrinės nervų sistemos lygiu, tai kitą dieną mums leidžia būti daug kūrybiškesniems ir žvalesniems protinėme lygyje. Tai reiškia, kad kiekviena fazė turi savo funkciją ir jos yra būtinos, kad kitą dieną gerai jaustumės. Pastaraisiais metais labai padaugėjo mokslinių publikacijų apie miegą ir taip yra dėl to, kad įrodyta, jog dauguma šiandieninių patologijų atsiranda dėl prastos miego kokybės. Kita sąvoka, kurią turime žinoti, norėdami perprasti neinvazinę neuromoduliaciją NESA, yra bioelektra. 20-ame amžiuje atradus veikimo potencialą elektros srovės naudojimas organizme tapo užpatentuotas. Neurofiziologija šiandien yra plačiai įsitvirtinęs mokslas, kuris apibūdina, kaip neuronai perduoda informaciją per veikimo potencialą per įtampos pokyčius. Tačiau žinome, kad ne tik neuronai, bet ir mūsų kūno ląstelės perduoda informaciją naudodamasi elektra. Taip pat žinome, kad ląstelės perduoda informaciją per įtampos pokyčius. 20 amžiaus 7–9 dešimtmečiuose Robert Becker įrodė, kad elektros srovė sukelia kitokią ląstelių elgseną kūne, nei mes manėme iki šiol. Vienas žinomiausių jo eksperimentų buvo išsiaiškinti, kodėl salamandra gali atsiauginti koją, kai pavyzdžiui varlė ar kiti gyvūnai negali to padaryti. Pasirodo, kad nupjovus galūnę tokiems gyvūnams kaip salamandra, jų odoje susidaro veikimo potencialas, kuris skiriasi nuo kitų gyvūnų. Atkuriamas neigiamas pikas, o tame neigiamame pike ląstelės tampa kamieninėmis ir gali vėliau transformuotis, išsivystyti bet kurį organą ar bet kurią kūno dalį. Laboratorijoje atlikdamas eksperimentą jis išsiaiškino, kad jei pritaikytų tą neigiamą potencialą varlės ląstelėms, varlė, kuri negali pati atsiauginti kojos, sugebėtų imituoti salamandros elgesį ir dirbtinai sukurti kamieninės ląsteles. 21 amžiaus pradžioje Mindžao taip pat pademonstravo, kaip žaizdos ant odos gali greičiau užgyti arba jų gijimas gali sulėtėti priklausomai nuo žaizdos elektros gradiento. Taigi sukuriamas gijimo arba sužalojimo gradientas. Priklausomai nuo gradiento ląstelės atsinaujina arba yra paralyžiuojamos. Galime kontroliuoti šį gradientą, kad pakeistume ląstelių elgseną ir padėtume kūnui atsinaujinti ir atsistatyti, kai atsiranda sutrikimų. Šiandien bioelektros mokslas sparčiai vystosi, o tai, ką atrado Robert Becker laboratorijoje, buvo išbandyta su gyvūnais. Taigi, pavyzdžiui, pakeitus elektrą sužeistoje vietoje, varlė, kuri anksčiau negalėjo atkurti jokios savo kūno dalies, galėjo atsiauginti amputuotas galūnes, pakeitus elektrą šioje srityje. Štai kodėl rekomenduoju jums pasidomėti Michael Levin ir jo atradimais.